Tai sveiki visi žiūrėtojai, klausytojai, kas domitės psichologija, saviugda, savęs pažinimu. Ir šiandien mes turime labai turtingą moterį, nes jinai turi labai daug įrankių, būtent kaip save pažinti, kaip savo pagerinti emocinę sveikatą. Tai, mieloji Aušra, kviečiu Jūs prisistatyti ir papasakoti, kuo Jūs galite padėti žmonėms iš tikrųjų šiais nelengvais laikais palengvinti savo gyvenimą. Taip, viena iš mano kasdieninių grupių, nu, vat, kurią jau ten 8 metus lydžiu, ar ne, yra lengvėjimo kelio laboratorija. Ne? Tai kasdien ieškom vat, tų instrumentų, požiūrio taško, požiūrio kampo, kaip išlengvinti. Mhm. Išlengvinti dieną, išlengvinti būtį, išlengvinti nu, viskas priklauso nuo požiūrio kampo, ar ne? Tai pirmiausia išlengvinti požiūrio kampą, kad jisai būtų lankstesnis, o ne toksai labai statiškas. Ar ne? Tai kaip žmonėms padėti, ar ne? Tai paliudyti žmogų. Paliudyti žmogų, kad viskas su juo yra gerai, kad Mhm. viskas su kitais yra gerai, kad viskas yra su pasauliu gerai, ar ne? Tai vat, priminti jam, parodyti tas galę, stiprybę, poziciją, ar ne? Kaip stipriai viskas keičia ir išlengvėja, nu, pakeitus vien tik tai požiūrio kampą, ar ne? Ir susitikus su savim, nes viskas prasideda nuo savęs. Bet Tai taip, instrumentų daug. Mhm. mes pradėjom nuo žodžio to lengvumas, ar ne, ir iš karto natūraliai va, teka, ar ne, apie tai kalba, apie tą požiūrį, situaciją, gyvenimą, būtį, ar ne, išlengvinimą. Tai gal tada galite tos ir instrumentus, nes tikrai daugelis žmonių, kaip sakyti, lengva jai pasakyti, gali pagalvoti, ar ne, išbūk skyrybose, išbūk kažkokiam praradime, netektyje, išbūk lygoje, kai žinai, kad mirsi, yra tikrai ir tokių situacijų, išgyvenimų, praradimų skaudžių. Tai padėkite tiem žmonėms, įneškite aiškumo, kaip tai padaryti, kokiais instrumentais. Ir viskas išbūta, vat ką tu išvardijai, ar ne, viskas išbūta, viskas savimi patirta, ar ne, vat iš kažkur, nu, vat lengva Himalajose, ar ne, ten sėdėti, medituoti ir skleisti žinią, bet aš kaip visada sakau, tikrasis sąmoningumas, ar ne, ir tikrasis dvasingumas yra būty, kasdienybėj, rutinoj. Ar ne, tai vat mano visos praktikos ir visi instrumentai apie tai, kaip būti gyvenime toks, koks jisai yra, su tuo, ką turi, ar ne, su tais, kas aplink, kaip tame būti lengviau, paprasčiau. Mhm. Kančią sukuria protas, ar ne? O vat kai mes savo primenam ir žinom, kad protas knisa protą, ar ne, kai sugebam atpažinti tuos autopilotus, kurie automatiškai pajungia kančią, ar ne, pajungia negatyvų intelektą, pajungia trūkumo jausmą, ar ne, kai jau tą matom, kai atpažįstam, jau iškart lengvėja. Ar Mhm. ne? O jau turim instrumentus, kaip save palydėti į tą gražesnę, pilnesnę būtį, ar ne? Vien tik tai dėkingumas, kad aš matau. Aš jau matau, ar ne, kur vat ten nuvažiavau, koks autopilotas įsijungia, kaip čia ego susitrigerino, ar ne. Vat dėkingumas, kad visą tai matau, ar ne, kad galiu atpažinti dar keliais laipteliais pakilėję, ar ne, atsiranda pagarba, atsiranda priėmimas, ar ne, o jau žiūrėk netrukus ir vėl prisimenam, kad atėjom, taigi švęsti gyvenimą, kad gyvenimas viso labo žaidimas, ar ne, žaidimas pačiose įvairiausiose vaidmenyse, ar ne, bet kai tik tai prisimenu, kad jau iš mados išėjau, kas skriaudikas ir gelbėtojas. Ar ne? Kai grįžtam į kūrėjo vat, energiją, kūrėjo lauką, ar ne, į tą priėmimą, lengvėja. Tai Bet vat mano visi. Aušra, taip Mhm. pakylėtai kalbat, žinokite, bet aš va turėjau ir neseniai tokių pokalbių labai žemiškų, tiesiog elementariai, žmogus yra praktiškai mirties patale ir jisai aiškiai tai suvokia. Ir arba, nu, fiziškai labai kenčia, va, tai arba moteris blaškosi čia skirtis, nesiskirti, arba dirbti, nebedirbti tą darbą, ne, nu, ta prasme, tokia vyksta vidinis labai toksai draskimasis. Tai
Ir va taip tą pastebėti, tai vis tiek nėra taip paprasta, nes jeigu mes pastebėtumėm, tai žinai ir nesidraskytumėm ir čia numirtumėm laimėje ir eitumėm pilnatvėje ten į kitą formą ir panašiai. Betgi taip nėra, ne? Aš vis vedu į tą tokį žemiškumą dėl to, kad mes sudvasintai, ar ne, va jūs jau tam lygmenį, kur aš kaip ir pagaunu apie ką jūs, bet aš manau, kad daugybė žiūrovų, klausytojų, nu, nori to tokio įsižeminimo, ar ne? Na, aš gal kiekvieną kartą savo, ar prieš Aha. konsultaciją, ar prieš žaidimą, ar ne, ar prieš stovyklą, ar prieš retrytą, ar ne, kiekvieną kartą savo primenu, kad pats gražiausias dalykas ir yra sujungti tą žemę ir dangų, ar ne, sujungti tą energetinį lauką, bet kartu tą paprastą buitinę realybę, ar ne, nu, vat ten tą situaciją, kurioje tu dabar esi, ar Mhm. ne, bet tuo pačiu nu, pirmiausia, reikia priimti situaciją, ar ne, priimti situaciją, kad vat, yra dabar taip, ar ne, priimti, kad tai turi prasme, ar ne, nes kol mes kovojam, kol mes nematom prasmės, ar ne, vat kodėl aš dabar einu per skyrybų procesą, ar kodėl aš dabar einu per ligos procesą, ar ne, kodėl aš einu ten per finansinį sunkmetį, ar ne, kodėl einu vat, per kažką, ar ne, tai vat kol mes tą klausiam, kodėl iš kančios, ar Mhm. ne, bet kai klaustume iš to, kad nu, vat, atėjom susirinkti patirčių, ar Mhm. ne? Vat renku patirtį, vat ko aš išmokau šitoj patirtyje, ar ne? Kaip ta patirtis mane pakeitė, ar ne? Ką ta patirtis manyje pažadino. Nes tie sunkus etapai, sunkios atkarpos ir turbūt nėra nei vieno žmogaus, nu, praėjusių, nu, taip jau praskridusių, ar ne, visada pakylėtoj būsenoje, ar ne, kad gyvenimas, nu, toks dryžuotas, ar ne, yra lengvesnės atkarpos, yra šviesios, spindulingos, ar ne, gyvybingos, yra su mažai energijos, ar ne, yra apskritai išgyvenimo periodas, ar ne, kai turim išgyventi ir išgyventi tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tiek emociškai, ar ne, o ką reiškia išgyventi, surinkti patirtį. Ar ne, išgyventi patirtį, išgyventi savęs būsenas, išgyventi savas mintis, ar ne, nu, vat ir tame vėl save pažinti, ar ne, ar einu į auką, ar einu į kaltintoją, ar ne, ar laukiu išgelbėtojo, ar ne, ar vis dėlto ateinu į tą susitaikymą su savim, ar ne, į priėmimą savęs, į Mhm. priėmimą savęs spalvoto, su visom spalvom, ar ne, su šviesa ir su šešėliu. Ir tos, nu, sunkesnės situacijos, jos apie ką? Nu, apie būdinimą žmogaus, ar ne? Būdinimą žmogaus, o būdinimą į tą dedu labai paprastą turinį, ar ne? Būdinimą ne apie kažkokias ten dausas ir kosmosus, ar ne? Bet būdinimą pažinti save, susipažinti su savim, ar ne? Kada prasideda žmogaus ieškojimas, tyrinėjimas, ieškojimas žinių, ar ne? Kada plečiasi požiūris? Nu, vat ne tada, kai linksma gera ir taip jau viskas taip, ar ne? Tada, kai sunku. Tada, kai sunku, ieškom žinių, tada, kai sunku, ieškom atramos, ar ne? Tada, kai sunku, ieškom instrumentų. Nu, vat, surenkam patirtį. Bet po kiekvieno sunkmečio, nu, vat, aš tai priimu, ar ne, kiekvienas sunkmetis yra tramplinas dar kitai savęs pakopai. Mhm. Vat aš savo nu, pasaulyje ar savo gyvenime, savo burbulė, ar ne, nekalbu pakylėtai. Tai yra mano gal gyvenimo būdas, ar ne, tas kampas, kaip aš matau gyvenimą, ar ne, kaip aš matau sunkumą, lengvumą, ar ne, kaip, nu, aš visą kame matau prasme, ar ne, ir gal ir esu ta, kuri
vat išverčia ženklų kalbą, ar ne, o ženklai, nu, vat kas, ir skyrybos yra ženklas, ar ne, ir bankrotas yra ženklas, ir lyga yra ženklas, ar ne apie sunku ir sudėtinga, ne apie kryžių ar akmenį, ar ne, bet apie galimybę. Aha, tai jūs parodote, reiškia, tą kitą pusę, ar ne? Kas už to sunkumo, kokia to prasmė, kaip ženklo ir kokios atsiveria galimybės, išbūnant tame, arba, kaip sakyt, atkoduojant tą patirtį kažkuria prasme. Taip, visų pirmiausia, priimant tą patirtį, sutinkant su tą patirtim, ar ne, nes kol aš jai priešinusi tai patirčiai, ar ne, nu, vat, smengu į jauką, į kančią, ar ne, O kaip į... priimti? Kaip jūs, vat, nes tai tikrai aš ir pati turiu tokių gyvenimiškų patyrimų, kad nors atrodo ir tų praktikų žinai ir visa kita kažkiek gilinėsi, nu nelengva sutikti su gyvenimu, nu nelengva atsirišti nuo kažko, kas tau labai brangu, svarbu, į ką tu sudėjai daug energijos, vilčių, lūkesčių ir panašiai. Tai kaip Aha. tada išlengvinti tuos atsirišimus? Tai vat, Kristina, tu vat, manęs dar užklausėjai ar užsiminėjai apie instrumentus, ar ne? Tai Okay. man vat, vienas nuostabiausių instrumentų priėmimui, būtent priėmimui, ar ne? Ir ne tik, kad priėmimui, bet ir pamatymui kelio, pamatymui prasmės, ar ne? Pamatymui, o kaip išeiti iš tos duobės, ar ne? Ar iš spąstų, ar iš kilpos, kaip išeiti, ar ne? Tai vat, man vienas nuostabiausių instrumentų yra baltiška lila. Bet jį pirmiausia, ar ne, baltiškos lilos žinutė, vat, ką neša baltiškos lilos žinutė, ar ne, ką aš kaip autorė baltiškos lilos nešu, ar ne, vat, žmogui priminti, palydėti į pagarbą ir dėkingumą. Vat, priėmimas prasideda nuo pagarbos tai situacijai. Yra taip. Be iliuzijų, be pompastikų, be grimo, be nudailinimo, ar ne? Bet tas toksai nuoga tiesa, tavo tiesa, ar ne? Bet kame aš dabar esu, kaip aš dabar jaučiuosi, ar ne? Pagarba vat tai būsenai, o tada pasižiūrėjimas, o kaip aš noriu jaustis. Tai vat tarp kaip aš jaučiuosi ir kaip aš noriu jaustis ir yra kelias. Kelias. Ar ne? Mūsų augimo kelias, mūsų būdimo kelias, mūsų savęs pažinimo kelias, ar ne? Mūsų begalinių atradimų savyje to resurso, klodo, atramos, ar ne? To vidinio džiaugsmo. Ne, kai džiaugsmas nebe išorė, ar ne? Bet vidinis džiaugsmas. Ar ne? To užsipildymo, to pilnatvės. Bet tai yra kelias, ta mažytė atkarpa, ar ne? Nuo to, kaip aš jaučiuosi ir kaip noriu jaustis. O gal galit trumpai pasakyti tiem žmonėm, kurie visiškai nežino, apie ką čia mes kalbam, kas ta lila, kas ta baltiška lila ir panašiai. Tiesiog pirmą kartą išgirdo, ar mes čia tarpusavį užnekam, kaip jau žinotumėm, bet tikrai daug žmonių nežino tokių kodinių pavadinimų, tai gal galit trumpai pasakyti, vat, kas tai yra. Tai vat, jeigu žodis lila, ar ne, tai yra, lila tai yra savęs pažinimo sistema, kuriai daugiau negu 2000 metų, ar ne, ir vat, žodis lila tai yra žodis iš sanskrito kalbos. Ar ne? Sanskrito kalboje lila reiškia gyvenimas, žaidimas. Ir tai yra priminimas apie tai, ar ne, kad mes viso labo žaidžiam. Ar ne? Tik mūsų ego, mūsų protas taip sureikšmina, ar ne, taip užvelia, kad mes pasiklystam. Ar ne? Pakliuvom į nuosavas džiunglės, ar ne, kur sunku išgyventi, įsitraukiam į žaidimą, bėgam, kovojam, sustingstam, pataikaujam, prisitaikom, ar ne? Ir tai ne apie gerai, apie blogai, ar ne? Tai yra apie pripažinimą savo. Taip, tame buvau. Taip, tą patyriau. Taip, per tai surinkau patirtį, bet ar noriu toliau žaisti šitą žaidimą? Ar ne? Tai vat lila tai yra 72 langelių sistema, savęs pažinimo sistema. Ar ne? Viso labo 72 langeliai, ar ne, kuriuose yra žmogus. Žmogus su savo realybė, su savo charakteriu, su savo charakterio rakštimis, ar ne, su visų grožiu, su visais šešėliais, su savo mąstymo modeliu, su resursais ir galimybėm, ar ne, kad
baltiška lila atsirado vat tam, ar ne, tam tokiam, nu, naujajam laikmečiui. Nu, vis dėlto senasis pasaulis pasibaigė, mes dviejų erų žmonės, ar ne? Va, žengiam tuos pirmosius žingsnius, ar ne, naujame pasaulyje, o kaip būti tuo kūrėju, ar ne? Kūrėjų gali būti tik tai laisvas žmogus ir simboliškai mes susitinkam, ar ne, vat, nu, laisvės dieną, ar ne? Tai, vat, o kaip atrasti tą laisvę? Ne nuo kažko savyje, nuo savų prisirišimų, nuo savo mąstymo modelių, ar ne, nuo senųjų patronų, ar ne, nuo to įsivaizdavimo, kas yra gerai, blogai, ar ne, į priėmimą, kad viskas, kas vyksta, vyksta mano naudai. Gyvenimas visada žaidžia už mus. Net kai mes patys to nesuprantam, kai priešinamės, ar ne? Bet vad gyvenimas visada žaidžia už mus ir visos išorinės aplinkybės yra pačios tobuliausios mūsų augimui. Ar ne? Tai vat baltiška lila savęs pažinimo sistema, ar ne? Per žaidimą, per lengvumą ir būtent tas žodis, ne per įtampą, ne per sunkiai ir sudėtingai, ne per pastangas, kurios duoda tik tai hemorojų, bet ne rezultatą, ar ne? Bet per platesnį požiūrį, per platesnį, nu, matymo kampą, ar ne, per pasižiūrėjimą iš kitos pusės, ar ne? Vat atrasti, kad tame, kame tu esi ir, o galim save atrasti, nu tai visiškai, nu, jau ten žodžių neminėsim, ar ne, nes, nu, vat, eteris, ar ne, bet, nu, vat, jau galim ten tą kraštutinį kokį žodį paminėti, ar ne. Vat ir ten yra galimybė. Ir aš atsimenu, pas jūs prieš kiek metų buvau toje lila žaidimo ir žinot, ką aš atsimenu? Nieko neatsimenu, bet aš atsimenu tą emociją savo, nes ten, žinot, neatsiminsi tų užduočių per tiek metų, aš tik atsimenu taip pat prisirišimus, ten kažkokias buvo paleisti kažkokiam langelėje ten kažkaip ir man ten taip palėtė mano kūną, kad jis dabar atsimena, kad kažką aš ten paleidinėjau ir man buvo nelengva ir kad aš greitai nuėjau iki ten finišo ir pasitvirtinau va tą savo abejonės, ar aš ten savo kelyne, ten tratata, tada va atsiranda tas priėmimas, nusiraminimas, kad su manim viskas gerai. Tas tikrai labai tokia, nu, didelį krūvį turi ir nuima labai daug bereikalingų galvojimų ir blaškimų. Išlaisvina, ar ne? Dažniausiai žmonės atsimena dar, kad protas knisa protą, ar ne? Ir kaip su tuo būti, vat, su nei viena savo dalim nekovoti, ar ne? Nekeisti, netransformuoti, nedirbti, ar ne? O priimti, leisti tam būti, bet tai matyti, ar ne, su tuo susidraugauti, suprasti tą savo daugybę subasmenybių, ar ne, va, tų mūsų vidinių herojų, ar ne, tos dvaro intrigų kunkuliavimas savyje, ar ne, bet išmokti tai stebėti, išmokti tai atpažinti, ar ne, išmokti tai priimti. Vat su tuo kada yra sunku, kai mes norim, kad būtų kitaip. Ar ne? Kai aš noriu, kad būtų kitaip, iškart į kančią. Ar ne? Lūkesčiai, dužta lūkesčiai, ar ne? Nu, vat, iš karto, vat, širdgėlas, skausmas, pretenzijos, ar ne? Ir nėra nei vieno žmogus, kuris ten nepabūtų. Tik vienas pabūna gal visą savo gyvenimą, ar ne? Kitas pabūna ten 10 metį, ar ne? Vat lila yra, nu, vat baltiška lila yra ta praktika, ar ne, kai mes gana paprastai per vieną vakarą, tik pakeitę požiūrio kampą, galim išsilaisvinti iš to, kas spaudė savaitę, mėnesį, pusmetį, metus, o gal visą gyvenimą. Ar ne? Vat tai yra ta praktika, kai sugrįžtam į pagarbą ir dėkingumą. Ar ne? O vat ten jau atsimerkiam ir pradedam matyti kitas spalvas. Ir kas vat labai smagu, pavyzdžiui, kad tai yra per žaidimą, ar ne? Kas bijo tų praktikų kažkokių ten sunkių arba apskritai turi tokį, nu, požiūrį sąmonė, nesąmonė, ar ne? Tai vat pradėti nuo tokio žaidybinio momento, formato per lengvumą, va, kaip jūs sakote, ar ne? Ir ten su kūno, kaip sakyti, tam tikrais elementais mažiau knisti savo proto, tai tada labai kažkaip viskas, nu, lengvai ta kelionė
nueinama, bet jinai tokia būna gili ir daug duodanti atsakymų, labai vertinga kelionė. Mhm. Tai vat baltiškai Lilai mes irgi sakom, ar ne, nu, vat aš visada lydėdama sakau, ar ne, jeigu yra kažkas sunku ir sudėtinga, vadinasi neteisinga, bet ne išoriai, Aha. tavo įsitikinimuose, ar ne? Vat gyvenime viskas paprasta ir lengva, teka, bet jeigu sunku ir sudėtinga, Mhm. tavo įsitikinimuose, ar lengva atpažinti įsitikinimus? Ar ne? Va čia yra kelias, ar ne? Tam yra instrumentai, ar ne? Tam yra praktikos, ne apie sunkiai ir sudėtingai, bet apie įdomų. Ar ne? Įdomu savyje surasti. Nebijau savyje surasti, bet man įdomu, ką aš slepiu pati nuo savęs. Ar Va, ne? Kas ten manyje, ar ne? Vis dar laukia eilės būti atpažintam. Ar ne? kaip Būti įdomiai. apkabintam. Mhm. Nežinot, ką jūs sakote, aš iš vat žmonių kartais, kai kviečiu į kažkokius ten renginius, praktiką, sako, aš bijau pamatyti save. Ir žinot, ir aš galvodavau, nu mane truputį tai nuginkluoja ir aš pritrūkdavau tų žodžių, nes man kaip ir nesuprantama ir tuo pačiu man atrodo, taigi įdomu pažinti save, visas gyvenimas yra apie tai. O Mhm. dabar, vat, ačiū Jūs, kad taip patvirtinot ir man tų žodžių dar, ar ne, įdėjote, ne, kad įdomu turėtų Taip. būti pasižiūrėti Mhm. save kitaip, išlengvėti galvoje, kūne, ne? Mhm. Ir vat, labai irgi norisi tą pasakyti, Kristina, ar ne? Jokia transformacija nevyksta be kūno. Ne jokia. Ar ne, aš galiu daryti praktikų, galiu medituoti galvoj, įeiti galvoj, ar ne? Jeigu mano kūnas tuo nepatiki, aš lieku tame. Ar ne? Tai vad baltiška lila yra ta transformacija, kai ne tik per ten vat, žinias, ar ne, bet per kūno patirtį, ar ne, tu vat čia ir dabar kažką transformuoji. Ar ne? Mhm. Tas kažkas transformuoji visada yra įsitikinimas. Ar ne? Nebūtinai tą žodį pasakom, kad va dabar mes transformuojam įsitikinimą. Ar ne? Bet visa prasmė ir esmė, ar ne? Vat švelniai, pačiu gražiausiu būdu, ar ne? Pagauti tą įsitikinimą, paglostyti, padėkoti ir paleisti, nes sakom, ačiū tu buvai, tu atlikai vaidmenį, ar ne? Tai vat kažkurio mano gyvenimo etapu, gal net visą gyvenimą tai man buvo naudinga, bet va dabar tai jau inkaras, ar ne? Inkaras, kuris laiko būtent, nu, va šitame ligmenyje, ar ne? O gyvenimas kviečia šuoliui, ar ne? O gyvenimas kviečia kitam laipteliui savęs, ar Mhm. ne? Savų santykių, savo savirealizacijos, ar ne? Ir taip mūsų protas, ar ne, mus laiko, nu, vat komforto zonai, ar ne, ir savotišką komforto zoną, ar ne, kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų, bijau. Taip. Tai komforto zona. Kuri laiko ten, kur laiko. Mhm. Aha. Labai, labai įdomu, va tokia diskusija jūs, kaip sakyti, va, gvildenat ir taip norisi daug ko visko klausti, bet kad neišsiplėsti plačiau, tiesiog, va, o gal turite kažkokių tokių istorijų, kad, nu, va, tas per tą žaidimą, ar ne, va, tokia, irgi, va, tokį žeminti žmonėm pavyzdžių, kaip, va, nu, iš tikrųjų tai realiai nutiko jūsų, nežinau, va, tiem žaidėjam, jų pačiai gyvenime, ar ne? Kas būna po tokio žaidimo, kaip tai keičiasi, va taip spraktelėjus, ar tiek užtenka, ar kažkokio laiko reikia, kad žmogus susivoktų, kad jau viskas, dabar gali uždirbti kiek nori, gali sveikus santykius kurti ir panašiai. Mhm. Aš, Kristina, tuo pačiu nepalydžiu iliuziją, kad vat spraktelėsiu ir staiga tapsiu milijonierius. Ar Tai. ne? Spraktelsiu ir jau kažkas, ar ne? Mano visos praktikos, ar ne, ar tai gyvosios astrologijos konsultacija, ar tai baltiška lila, ar tai leta, ar ne, ar tai, nu, vat, tiesiog konsultacija, ar ne, jos yra apie kibirkšties užžiebimą, ar ne, vilties, kibirkšties, noro, motivacijos, prasmės užžiebimą ir Mhm. davimą instrumentų, kaip tą kibirkštį palaikyti. Ar Mhm. ne? O kibirkščiai palaikyti vis dėlto reikalinga savidisciplina.
Ar ne? Ir savidisciplina ne per sunku ir sudėtinga, ne per sukastus dantis, bet kaip meilė savo. Nes man meilė savo, ar ne, ir ten, kur aš lydžiu, meilė savo yra disciplina. Disciplina kūnui, disciplina sielai, disciplina asmenybei, disciplina santykio ryšio augimui, ar ne, disciplina bendrystei, bendruomeniai, ar ne. Vat tas suvokimas savęs plačiau, O gal ar ne? galite patikslinti, kas tai yra, vat jūsų suvokimu, meilė savo kaip disciplina, ane, truputėlį galite, ir man, ir tuo pačiu, manau, kad ir kitiem pakonkretinti, galbūt yra kažkokie ritualai, būdai. Oi, taip, tai čia jau kaip tik tai nori, ar ne, bet man tuo ir gražu, kad man svarbu parodyti kryptį, o toje kryptyje kaip būti, ar ne, tu turi visišką laisvę. Kaip pavyzdys. Pirmas savidisciplinos punktas, meilė savo punktas, ar ne, disciplina kūnui. Tai yra elementarios žinios, kad kūnas generuotų energiją, ar ne, nereikia laukti, kol mane užpuls įkvėpimas, energija ir taip toliau, o gaminti energiją. Ar ne? Nes mūsų kūnas, ar ne, energetinė elektrinė, ar ne, bet kūnui reikia judesio. Kūnui reikia, nesvarbu, žingsnių, šokio, jogos, ar ne, bet kokių kūno praktikų, ar ne. Ir va čia jau atsiveria, o tu Dieve, per gyvenimą visko neišragausim, kiek visko yra. Ar ne? Nori iki sporto salę, nori rink žingsnius, nori šok, ar ne, nori joguok, ar ne, nori ten, pasirink harmonį treniruotės, ar ne, bet visišką laisvę tu tik ragauk, tu tik bandyk. Bet esminė žinutė, kasdien kūnui reikia judesio. Kad būtum gyvas, kad tekėtų energija, kad atsirastų energija, kad pratekėtų gyvastis. Ar ne? Kad būtum gyvas, kad turėtum energijos. Ir dažnai žmogus sako, aš neturiu motivacijos, ar ne? Tai vat motivacija ir atsiranda beeinant. Arba sako, energijos neturiu, nieko nenoriu veikti, visas kūnas toks, ar ne, apsnūdęs. Bet vat energija ir viskas prasideda nuo kūno. Ar ne? Tai vat nuo to kūno išjudinimo, vėlgi, ne per prievartą, ne pro sukastus dantis, ar ne? Bet iš to sąmoningo pasirinkimo, kodėl aš tą darau, kokia to prasmė, ar ne? Ir aš labai džiaugiuosi, ar ne, kai Saturnas dabar perėjo į Aviną, ar ne, nu vat, kelios dienos, ar ne? Bet visi sugrįš į tą atsigrėžimą, ar ne, į kūno judesį, ar ne, naujai atras, naujai suvoks, nauja motivacija. Ne dėl to, kad būtum gražus, ne dėl to, kad numestum svorio, ne dėl to, kad kažkam patiktum, bet dėl to, kad būtum gyvas. Gyvas, ar ne? Vat, ir tai yra meilė savo, būti gyvu, ar ne, energingu, žvaliu, turėti energijos, turėti noro, mylėti, kurti, daryti, gyventi. Ar ne? Tai pirmas savidisciplinos punktas, gal šiek tiek išsiplėčiau, bet verta buvo. Ar ne? Antras savidisciplinos punktas prisiminti. Antras savidisciplinos punktas - savidisciplina sielai. Prisiminti tai, kad mes dvasinė būtybė, ar ne, žmogaus kūne. Ir sielai reikia peno. Ar ne? O vat kas tas penas sielai? Ir ne pribėgom, ne kažkada, kasdien. Ir apie ką tai yra? Apie maldą, apie meditaciją, apie gamtą, apie muzikos klausimą, ar ne? Apie dėkingumą. Pati gražiausia, pats gražiausias, veikiausias, naudingiausias, visokiojopai naudingiausias super maistas sielai - dėkingumo praktikos. Ar ne? Nes dėkoju, tai dedu prie kojų. Ar ne? Ir mes iš karto atrandam prasme. Ar ne? Atrandam viduje tiek gėrio, ar ne, kad norisi mylėti, norisi kurti, norisi dėkoti, norisi būti ryšyje. Savidisciplina asmenybei, lygiai tas pats. Ar ne? Mūsų protą reikia kažkur įdarbinti, kad jis neknistų mums proto, ar ne? Bet būtų vat tas nuostabus pagalbininkas, ar ne, plėsti asmenybės akiratį. Tai vat, kuo aš domiuosi, ko aš mokausi, kaip aš plečiu savo akiratį, ar ne? Ne apie, vėlgi kažkada pribėgom, kasdien.
ar ne? Tai vat kas duoda didesnę naudą, ar kasdien, kaip pavyzdys, ten skirti, kad ir kalbos mokytis, ar ne 5 minutės, Mhm. ar vieną kartą ten per mėnesį, ar ne, nueiti į 1,5 valandos seminarą. Deja, ar ne, vat Kaizen metodas, nuostabus japonų išradimas, ar ne, kad svarbu nuolat ir po truputį, nes kai po truputį protas atsipalaiduoja, kad ir kaip tingiu, bet tai tik trumpai, Mhm. ar ne, o tada koks pasididžiavimo jausmas, kad man pavyko. Ar ne, apie santykius, ar ne, nors man dabar jau norisi sakyti ne santykiai, o ryšys, ar ne, kad tame irgi reikia disciplinos, tą ryšį auginti, ar ne? O apie ką yra ryšys, nors santykis? Apie mokymasi girdėti ir priimti, ar ne? Ir paprastas, nuostabus, gražus, ryšį auginantis klausimas, ar ne, namiškiams, kasdien, po vieną kartą paklausti, ką šiandien ir dabar galiu padaryti, kad tu pasijaustum geriau. Nebūti sraigtasparniu, kuris rūpinasi, ar ne, nebūti klaunu, kuris linksminasi, Mhm. bet išgirsti, o ko reikia žmogui, ne taip, kaip tau atrodo, ko Mhm. jam reikia, ar ne? Ir tuo pačiu mokytis kalbėti, tai yra kitam pasakyti, o ko šiandien man reikia, kad aš pasijausčiau geriau, ar ne? Tai vat apie mokymasi kalbėti, apie mokymasi girdėti, apie mokymasi priimti ir būtent iš to kuriasi ryšys. Ar ne? Ir taip, ne per vieną dieną Roma pasistatė, ar ne? Ryšys tarp žmonių lygiai tas pats. Ar ne? Tai yra va, ta savidisciplina, pasišventimas. Ar Bet ne? tam reikia labai daug tokios, nu, savistabos, ar ne? Nes iš tikrųjų mes žiūrėkit, kokiam gyvename, nu, tokiam tempe, rutinose, kamščiuose, strese ir taip toliau. Nes tai, ką Ir jūs tai didžiausia, ir tai didžiausia, Kristina, didžiausi makaronai. Ar tikrai, ne? Ir aha, kamštyje aš nuostabiai galiu būti dėkingumo praktikoje. Ar ne? Ir kamštyje aš nuostabiai galiu būti mokymėsi, ar kamštyje aš jau galiu, ar ne, vat, kurti ryšį su tuo, kas ten mašinoje, ar ne? Bet tai nėra, suprantat, mūsų protas laukia kažkokio idealaus laiko, kuris kažkaip tai būtų. Ir idealių aplinkybių, o taip niekada nebus. Niekada. Tai aš didžiausia turėjau iliuzija. omeny tą mūsų automatizmą, nu, ta prasme, kad mes taip įpratę ten vairuoti ir ten, nežinau, ar muziką pasileisti ir šalia ten tylim, nekalbam, arba ten problemą sprendžiam kažkokias ten, ar ne, arba apie orą šnekam, nu, nuslystam nuo tam tikrų temų, nu, ta prasme, nes tam reikia tokios, nu, savistabos, kad aš dabar tokio vidinio kažkokio apsisprendimo, kad aš tą energiją natūraliai kreipiu į tą santykį, ne, nepabėgu nuo tos temos, nes žmogus gal net ir bėga, nepripratęs, taip aš jį gražinu. Nu, ta prasme, tam reikalinga vis tiek tam ir savistabos, ir pastangų, nes labai lengva to nedaryti, nes daugelis to ir nedaro. Kristina, pastangos duoda hemarojų. Taškas. Ir tą gali paliudyti bet kuris gydytojas, ar ne, ar holistas, ar tradicinės medicinos, ar ne, paliudys tą patį. Pastangos duoda hemarojų, ar ne? O, Tai pasakykit, o kaip be rezultatą pastangų. duoda, o rezultatą duoda staptelėjimas rutinoj. Ar ne? Staptelėjimas savo žirkėno ratuke ir staptelėjimas gal net ne vieną kartą per dieną ir Mm. savo priminimas. O va dabar nauja pradžia. O va dabar aš renkuosi tą daryti. Mm. Ar ne? Va dabar aš renkuosi, kaip pavyzdys, ar ne, ten, ar kurti ryšį šią akimirką, ar renkuosi kūno praktiką, ar renkuosi, vat, pamaitinti sielą, ar Mm. ne? Vat aš išeinu pasivaikščioti ir aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, ar ne, kad aš tuo pamaitinu sielą, ar ne? Vat išeinu į lauką, į gamtą, ar ne? Aš pamaitinu savo kūną, ar ne? Judesiu. Bet aš žinau, ką aš darau. Taip, tu labai teisi, ar ne? Čia ne apie gerai, apie blogai, apie tą gyvenimo autopilotę ir
Ir visi mes gyvenam autopilote, ar ne? Ir kokio sąmoningumo tu būtum, vis dėlto tu nušoki į autopilotą, ar ne? Bet grožis yra tą pamatyti ir atsipeikėti, kas čia dabar buvo. Vat kas čia dabar buvo. Ar ne? Tai vat didysis grožis tas ir yra. Ir vat lila, baltiška lila, ar ne, kaip instrumentas ir yra žmogui, nu kaip, gražiai labai vienas vyras pasakė ir vat praėjusią savaitę iš žaidimo, ar ne, kai tu prašai gyvų pavyzdžių, ar ne, bet pasakė, vieną kartą suvokus nebetvoksi, ar ne? Tai vat vieną kartą pripažinus ir pamačius, o tu dieve, kokį žiurkėno ratą suku autopilotu, Tai, ar ne? Ir kiek dar protas prikuria kančios, ir kaip dar viską išdidina, išsunkina, ar ne? Vat kartą tą suvokus, ar ne? Nu, vat iš karto viskas pasikeičia. Ar ne? Ne per sunkiai ir sudėtingai. Taip, dar vienas. Ir žaidime labai dažnai tas būna, ar ne? O dabar aš jau dirbsiu, o dabar va čia jau, va kiek daug darbo turiu, ar ne? Ir aš galiu šypsotis ir būti aiškiai ir pasakyti, nedirbsiu. Nes patogiau bus grįžti į autopilotą. Bet jei kyla vidinis sprendimas, noriu pokyčio. Viskas lengvai, paprastai, ar ne? Nes tai jau kyla iš sprendimo. ir Vat tai šiandien, kūnas, jeigu patvirtina, kaip sakyt, priima tą, ne, o jisai tikrai patvirtina, nes jau kaip kūnas yra išsiilgęs, ar ne? Vat, nu, to sąmoningo atsisukimo, ar ne? Kad nu, ne šiaip savo jis, ar ne? Nu, vat pagrindinė šventovė, ar ne? Nu, vat tik dėl jo mes žemėje esam, ar ne? Tai taip. Tai einant mūsų laikui į pabaigą, tikrai galėtumėm daug diskutuoti, nes Aušra esate ir plati, ir ta prasme, vat, ir gili, ir kur kokią temą paimsi, galima labai labai eiti tolyn iki dugno ir tų video pridaryti tikrai ne vieną, bet tiesiog, nes man pačiai tiesiog net toks smalsumas, tas skanus smalsumas ima, ir net daugiau atrodytų norėtųsi apie tą išgirsti jūsų požiūrio kampą. Bet ką galite jūs palinkėti tiem klausytojams, kurie mus girdės, klausys, ką jūs galite, nežinau, pasiūlyti kažkokį paprastą receptą, nes jūs viską čia apie lengvumą, paprastumą, staptelėjimą kalbate, kažkaip viską išlengvinate, tas pokalbis toks net gavosi, man labai. Ką galite palinkėti, pasakyti mūsų save. Palinkėti prisiminti, kad gyvenimas tik žaidimas. Ar ne? Ir mes galim kurti žaidimo taisyklės. Ar ne? Mes galim rinktis, kokį žaidimą noriu žaisti. Ar ne? Vat turiu svajonių, turiu tikslų, aš suprantu, kad prasideda žaidimo matrica. Ar ne? Nes, nu, vat reikės sužaisti, kad pasiektum, kad kažką savyje atpažintum, kad savyje kažką pakeistum, ar ne? Kad susilygiuotum su savo svajonė, ar ne? Su savo tikslu. Tai, nu, vat didysis tas palinkėjimas, ar ne? Gyvenimas tik žaidimas ir jame labai daug įdomaus. Bet įdomaus ne tik išorėje, ar ne? Nu taip, dabar vat, daug įdomaus, o Dieve, kiek praktikų, kiek kelionių, ar ne? Vat kiek galima visko išorėje patirti, bet kiek daug galim patirti viduje. Neišsemiami lobiai, ar ne? Nu, neišsemiami lobiai, tai reikia tik tai noro ir to smalsumo. Mano palinkėjimas visada yra tas toksai, nu, pradėk nuo savęs, ar ne? Kad pamatytum, koks tu unikalus. Unikalus. Nu, visiškai nepaprastas, ar ne? Vat, nu, tas tėčio ir mamos, bet tuo pačiu visos giminės sistemos, ar ne? Ir tuo pačiu kūrėjo kūrinys. Ne, vat tas jungiantis ir dvasingumą, ir materiją. Ar ne? Ir kokiais nuostabiais unikaliais perėjimo laikais gyvena. Ar ne? Tai vat, kai tik tai truputį pakeliam nosį, ar ne, ten vat iš bėgų kovoju sustingstu, ar ne, nu vat pakeliam nosį, pasižiūrim į veidrodį, nusišypsom savo ir sakom, draugaujam. Ar ne, prasideda nuostabus romanas, prasideda nuostabus flirtas, ar ne, kuriam niekada nėra pabaigos. Nu, kur niekada nebūna liūdna, ar ne, o jeigu liūdna, kartu galim paliūdėti.
Miela Aušra, labai labai dėkoju Jums už šitą pokalbį. Manau, man jis buvo labai vertingas ir tikiuosi daugelis žmonių tikrai pasisems minčių, idėjų.